Nuo Kutaisio iki Mestijos ir pravažiuojant Užgulį miestelį mums kelionė kainavo 6 valandas. Ši kelio atkarpa išties yra ypatinga ir nuomojantis čia automobilį Gruzijoje, draudimo kompanijos ir automobilių nuomos kompanijos draudžia važiuoti šituo keliu, arba jeigu važiuosi, draudimas tiesiog negalios. Turbūt suprantat, kad jokie draudimai čia manęs neišgąsdins. Ir mes šiuo keliu pravažiavome ir štai mūsų įspūdžiai. Sustojimai privalomi, ne dėl kamščio, o dėl vaizdų, nuo kurių žandikaulis pamiršta kaip užsidaryti. Viskas čia žalia, laukinė gamta, upės rėkia, kriokliai šoka, o kiekvienas posūkis atrodo kaip kadrai iš National Geographic. Bet nepamiršk, čia ne autobamas, vieną akimirką važiuoji lyg per šokoladinį kelią, kitą jau skaičiuoji, kiek dantų liko po kiekvieno duobės salto. Mūsų pasirinkimas buvo keliauti per Lentekį miestelį. Jis nėra populiarus ir skeptiškai jį žiūrima, tačiau vaizdai juo keliaujant yra įspūdingi. Sekantis variantas buvo per Jotvari miestelį, bet mes nusprendėme, kad per jį grįšime link Batumio. Važiuoji ir atrodo, kad pakilai į pasaką, kalnai vis aukštesni, kelias vis siauresnis, oras vis šaltesnis, o karvės drąsiausios vairuotojos čia Gruzijoje. Pirmyn į Užgulį, aukščiausias gyvenamas kaimas Europoje. O kai manai, kad jau pasiekiai pasaulio kraštą, už posūkio Mestija miestelis kaip iš kalnų atvirukų. Išties kelionė buvo labai ilga, užtrukome apie 6, gal net 7 valandas kelyje, tačiau dažnai stojame, fotografavomės, žiopsojome ir džiaugiamės vaizdais. Tikrai kelionė buvo verta iki čia. Ir ši diena į pabaigą. Sekantis video bus, kaip Šiaurės Kaukazo kalnuose žygiavome ir prakaitavome. Iki pasimatymo.